Iki šiol visi galvoja, kad aš esu pabaisa. Tačiau niekas nesupranta, kaip skaudu yra, kai tave kaltina. O kodėl jūs čia atėjote? Nes istorija apie mane yra melas. Visi kalba apie tai, tačiau niekas nežino, koks buvo kontekstas. Na gerai, o koks buvo kontekstas? Ji viena vaikščiojo miške, vaikas, be priežiūros. Jums čia normalu? Taigi jūs sakote, kad tai nėra jūsų atsakomybė? Aš nesu jos tėvas. Bet jūs apsimetėte jos močiute? Aš tik prisitaikiau prie situacijos. Ji pati su manim kalbėjo. Ji buvo 7. Na, ji elgėsi kaip suaugusi, ji sakė, kad yra didelė mergaitė. Kas jūs konkrečiai prie jos patraukė? Jos naivumas. Aš tik noriu būti įvertintas. Ar tai nusikaltimas? Ji jumis pasitikėjo, o jūs ją suvalgėte. Tai metafora. Visi čia jūs dramatizuojat ir mane demonizuojat. Aš čia esu auka. Auka? Taip. Ji išėjo iš istorijos kaip nekalta mergaitė, o aš tapau kaip simbolis blogio. Taigi jūs esate nusivylęs. Aš nusivylęs, kad jūs viską suprantat ne taip, kaip yra. O jeigu ji nebūtų buvusi tokia gera mergaitė? Tada mūsų istorijos gal ir nebūtų buvę. Taigi aš nepadariau nieko blogo. Jūs nesuvalgėte mergaitės dėl to, kad buvote alkanas. Jūs ją suvalgėte dėl to, kad ta mergaitė tikėjo, kad būti gera yra saugu. Kol tu bijai brėžti ribas ir kovoti už save, kažkas be sąžinės graužaties pasiima viską. Ar tikrai nori likti gera mergaitė ar berniuku?